Sveiki visi, čia yra Mauro vaikis ir šiandieną žaisime Double Elixir Draft Challenge. Taigi, čia tiesiog šitą Draft Challenge visą laiką Double Elixir ir gauni labai daug pinigų. Ant savo pirmo konto ant planšetės, žodžiu, laimėjau 11 kartų ir beveik 12 laimėjau. Ir dabar turiu virš 100 000 pinigų, tai fainai. Bet žinau, kad ant video netaip gerai varysiu. Taigi varom į mūšį. Ir kodėl aš tiek nedaug uploadinu? Taip retai. Dėl to, nes aš dabar užsiėmęs su mokslo metų pabaiga, viską. Bet kai ateis vasara, aš tikrai daugiau uploadinsiu, tai jūs laukit vasaros, jeigu norite, kad aš daugiau video kelčiau ir taip toliau. Nes tada tikrai bus daugiau video, taigi jo. Gal net kiekvieną dieną. Ne. Bet į savaitę kokį vieną kartą tai 100% bus. Nes savo telefoną turėsi pagaliau. Ne. Vasarą? Nebūtinai, gal aš nesumušiu gero vidurkio, kurio man reikia. Nepagalvojai. Visi rašykit komentaruose, Mūro vaikį linkim gero vidurkio. Jo, nes man reikia. Jo, nes aš sakau savo sudaužiau, man reikia gero vidurkio, jeigu noriu telefoną. Naujo, gero. Stipraus. Kad galėčiau vėl rekordinti. Gerai, mineris čipina. Aš turiu visai normalų miner, Goblin Barrel deką, bet jis turi free musketeers, bet aš turiu fireballą. Ne, executioner bloga, ką aš padariau. Gerai, inferno. Man tiesiog reikėjo, kad inferno iškaltume. Ir aš atsakysiu jums į klausimą. Ne, kai žaidime tampa double elixir, čia netampa 4 elixir. Aš nežinau, kol tai visi mano, bet... Tu irgi pats taip kažkada manė. Tai ten tik vieną kartą taip aš svajau, bet kai pamačiau tai. Bet jau žmonės turėtų būti pripratinę, nes jau ne pirmą kartą tas double elixir. Jo, bet pirmą kartą tiek daug pinigų duoda. Pasakyk, kiek maksimaliai galima pinigų maždaug. 120 000, jeigu visus kartus laimi. 102 000, taip žiauru yra. Pirmas yra nemokamas, o paskui kiek jiems reikia sumokėti? 100. Dėl to žiauru irgi, dėja. Bet sakyčiau verta. Jo, bet aš neturiu dėja tiek, kad jeigu prakišiu. Ne, princesė, tu ne tą šaudai gardus, išgyvenk, princesė. Princesė! Tu durna! Gerai, kol kas mes laimim. Jėga, tu varyk su savo tais free musketeers, man tu tik post 2 elixir trade'us darai, bičiuli. Aš labai dėkingas tau, kad man plus 5 elixiro duodi. Gerai, aš tiesiog su mineriu jį čipinu ir viskas. Ale, visi parašykit komentaruose, kas turi fidget spinnerį. Tiesiog šiaip, parašykite komentaruose, nes aš pats to įsigysiu. Ir turbūt darysiu unboxingą. Ir parašykite, kas turi. Tiesiog, šiaip. Nes beveik visi jos turi ir aš žiūri noriu. Aš sakiau tokį iš spinnerį LT gražų kamufliažinį dalyką. Ja, tai va, žiauriai gražu. Žiauriai laukiu, kol atkeliaus man, nes dabar savaitgalis, todėl dabar dar neatveš, tikiuosi kokį pirmadienį ar antradienį jau turėčiau gauti. Būtų links. Man reikėjo free crown varyti, nes man reikia tų crown chestų. Gerai, pirma partija, easy killas. Fireballs, ant kintauro. Ne, mineris taip. Ne, nepadėjau minerį ant savo kintauro. Padėjau. Ką mano brolis daro? Gerai, pirmą partiją laimėjom. Kol kas viskas normaliai einasi. Turbūt jeigu laimėsiu normaliai kartu, tai bus gal antra partija. Ne, ką aš padariau? Ką tu padarai? Padariau gitą, kad aš daviau jam Battle Ramą. Man reikėjo pačiam pasimti Battle Ramą. Battle Ramas iš tiesų labai gera korta. Tai va. Pats pasiėmiau minerį, aš rimtai mieliau būčiau pasiėmęs Battle Ramą. Ką aš padariau? Tu dar turi free musketeer miner deką? Nu jo, tikėkimės, kad jis neturi lightningo arba roll giant'o turiu. Oh my god. Arba roketo. Tai kas jis dasaglins iki turo? Ir dar klauno rimtai? Ai, jis padės žiūri blogai roketą. Ne roketą, cannon. Ai, what the hell, kol aš dabar rimtai. Sparky. O ne, aš neturiu įvizio. Žiūrėjau. Ne.
dar goblinas. Ne, princesė, baig vieną žingsnį. Nepaik. Viskas prakišau šitą, tikrai čia žiauru. Aš jam daviau bet kuriam. That's all. Jėgos. Žiūrėjau, blogai sekasi. Kad ir prastas roketas čia. Šiaip nepasiduok. Eik tu, kaip aš jį nepasiduosiu, pažiūrėjau, tu jo kortas, Tu čia gali neįmanoma. čipinti į srovę. Nu aš ir vėl pramisnau tą fucking fireballą. Ir nusikeikiau. Oh my god. Aš kvailas, atsiprašau. Man tiesiog užima reikia. Iškalkit, nu, kiek tas Baby Dragonas, kiek jos piūdalai Baby Dragoną daro žalos, nes atrodo, kad jis nieko nepadaro. Ačiū, dabar aš nepramisinsiu. Pagaliau. Aš taip nemėgstu pramisinti. Aš žinau, jeigu turėčiau roketą ir būčiau pramisinęs juos 2 kartus, tai aš būčiau po Chief Petinas roketą. Grįžčiau filmaskai. Šiauk. Ne, nu! Sulindo vis tiek. Ne, prisimk damage. Yes, fu. Aš nenoriu, kad mano filmas skyrių nekentėtų. Ne. Nu, jis padėjo Kenui. Aš jam tiesiog per geras kortas davau. Blogai. Jas iškalkit. Gerai, viskas, varom ant kitos pusės. Tiesiog nu fireballin galės. Jo, man reikės, o tada Freemas skyrius viduryje. Bus labai gerai. Man reikia kuo greičiau užkalti. Jis mane varo free crowninti, aš turiu šansų, nes tik durniai varo free crowninti. Baby ragas. Aš tiesiog nemėgstu sparkiai, jis mane žudo. Bet toweris nepasikė dabar. Ne. Sukonektinu. Gerai, Freemaskai jobas dabar. Freemaskai, davai, maldauju. Maskatyras, yes! Woo! Maskatyrai for the win! Jėga! Maskatyrai, OP! Ne, aš noriu crown chestą. Aš 2 kartus netyčia paspa... O žiūrėjau, heal spell atsirakinau pagaliau. Boy. 4 štukos, jej! Man logas šopė, aš nemanau. Roketas, pagaliau su roketu galėsiu žaisti, pagaliau galėsiu Chief Petinti roketą. Ne, nereikia, aš man... ne. Chief Petas šitą turėjo ten laimėti mūšį, bet pramisino roketą ir dėl to prakišo. Ir dabar visi iš jo šaipos. Bet aš kvailas, aš jam daviau grinai Lava Hound Inferno Dragon. Aš žiauriai durnas. Ką aš padariau? Lava Hound Inferno. Ką aš padariau? Aš toks debilas. Padėk kažką, prašau, maldauju, padėk. Boy! Padėjo dar labiau požiūrį. Šie plus 3. Man trydas. Ir princesė čipina varom ant kitos pusės iš karto. Reikia jį priešinti ant bijų pusių, kad jis negalėtų suporti. Ir dar mega minionais turi. Kai jam gerai. Eik tu savo. Roket. Aš per daug turiu spelų. Pažiūrėkit, kiek aš spelų turiu. Ne. Iškalkit tos gardus. Jie main damage delay. Kol kas mes daugiau žalos padarė, skaitant abu du towerius. Gal Spear Goblinas bus žiauriai gerai užtaikys. Jos užtaikė Spear Goblinas, toks maladėts. Aš norėjau grinai jo tai padaryti. Pasisekimo. Prasilėsim tą maskatyrį daug. Šiek tiek nenidzinį padaužalas man padarė.
Oi. Eik tu savo. Čia mane tranko. Jas vėl treidas geras. Jos boj. O, vieną. Makaka. Ne tą tu turiu daužyti. Ir man reikia 2 roketų ir užkalsiu. Ne, princesė, geriau užslok, ne princesė. Žiūrėk, gal vieną padarysim. Lumberjacks padaryk, kad jas viskas. Vieno reikia roketų. 0 reikia roketų. Ir jis dar turi lightningą. Gerai, man reikia pušinti. Man reikia pasitengti. Žiūrė, man reikia pasitengti. Visko, ką turiu. Ne, tu ne tą kupoji. Greičiau vis dar das. Reikia 2. Ne. Inferno. Gerai. Reikia 2 roketų. 2 roketų. Ne, nebūtinai 2 roketų. O neužteks? Pala, va dabar. Gerai, dar 1 roketą, viskas užteks. Cycle. Ir gynimasi pozicijos. Ne. Jis turi gerą. Pranašum gerai, mano kitą kortą roketos aš čia dar padedu. Jis man reikia padaryti Slowhound. Nesvarbu būtų ar taip prakišęs. GG, bro. Ir šiandien per šį video. Kodėl? Bet tada ilgai reikės kelti. Tai kad ir tai ilgai kelias, jau čia realiai nesiskirsta. Gerai. Čia paskutinis išdėliau dar antrą dalį, jeigu neprakyčiau bus. Free maskai, why not? Oh my god. Aš jam daviau Expo. Jo, žinau. Ne, aš jam daviau viskas, aš jam daviau nėra doką, nes... Jo, jam rimtai grinai Expo dekas, tai būna. Jo, nes jis dabar taip galės mane... Jo, čia normalus Expo. Aš jam gerą Expo deką daviau. Tokį maždaug su čipais, su tokiam mažom kurtytėm, kad pridengtų viską. Ir jis dar turi šitą. Ką aš padariau? Aš padariau kvailų dalykų. O, dabar jam fireballas. Jas, ačiū Dievui. Ne, pala, bet lies mano barbatą, ne. O, dabar viską daužys. Ne, mano vičiš... Jas gerai išgyvena. Ja. Šiaip tik aš taip kvailų lašiu. Nežinau. Bau. Stoju antrą galės padėti. Čia man nefainas. Dar vieną. Oh my god, jis tiesiog mane nupoizinė. Ex-bowlins. Man reikia vieną taurį paimti. Bet išnaudoja poiziną. Let's go, boys! Yeah, boy! Timas kiti yra toks, galima kambekinti su jie, tai baisiai, tokia korta. O, ne, jis irgi turi tavo. Jos balonas kvailas varo ždyti dar tą. O Hatas berots yra daugiausiai turinti. Ne, aš tik žiūrėjau. Yes, boy! Jėga! Jis jau metė, well played. Wow, pažiūrėk, kuris Expo padėjo. Ups, aš jam parašysiu. Pažiūrėk, kuris Expo padėjo. Vargšas žmogus. Ką jis padarė? Netyčia, garantuoju, netyčia jis kokį norėjo, kokį Wizardą ar... Nu, ne, aš pats Wizardą turiu. Kažką, kokią kortą, Maskatyrą ar Mega Minioną padėti ten. Ką Mega Minioną turbūt, nes ten plečia yra. Jo. Vargšas žmogus. Aš tiesiog iš Fireballinsko dar vieną taurį paimčiau iš jo. Jis nori comebackinti. Jis iškals vieną taurį, dar nebūtinai, bet
Bet aš vis tiek, jeigu užkalsiu. Arčeris gaičiname. Jau žinau. Bet čia prasileisiu Nu tau. šanu, aš neprasileisiu nieko, už tave geriau lošiu, neaiškinu. Nu, bet jam būtų bent vieną karūną dar. Ai, gerai, jo. Daryk kažką. Ne, jis būtų iškalęs vieną taurę. Aš blokas žmogus. Visi dėkit dislike. Ne, nedėkit dislike'ų. Fire truck. Jo tasgi. Siam, labai geras, gerai, dzin. Taigi, su jumis buvo Mūro vaikis, jūs žiūrėjote Clash Royale ir bus antra dalis ir pasimatysime kitą kartą.